Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip naudotis Septimu. Pirmą kartą prisijungiau kaip treneris ir matau, kad klientų sąrašas dar tuščias. Tai pridėsiu naują. Čia galiu įvesti daug informacijos, bet visko pildyti nebūtina ir užtenka tik vardo. Spaudžiu saugoti ir kitame lange matau, kad sporto programų dar nėra. Sukursiu naują. Čia yra pavadinimas, aprašymas ir treniruotės. Iš pradžių yra viena treniruotė, kuri dar neturi pratimų. Pavadinimą pakeisiu, nes kursiu treniruotę kojoms. Spaudžiu pridėti pratimą. Pasirodo pratimų sąrašas, kuriame pasirenku kojų kategoriją. Įdėsiu kitą pratimą. Ir dar vieną pratimą. Pilnai kojų treniruotėj įdėsiu dar 2 pratimus. Tai kojų atvedimas sėdint treniruoklyje ir kojų suvedimas sėdint treniruoklyje. Šie 2 pratimai dažnai gali būti atliekami kartu kaip supersetas. Prie pratimo pavadinimo spaudžiu daugtaškį, kur yra pasirinkimas kurti supersetą. Čia rodomi treniruotės pratimai, kuriuos ką tik sudėjome. Pasirinksiu kojų suvedimą sėdint treniruoklyje. Dabar tie 2 pratimai yra pažymėti vienoda spalva, skirtingai nei kiti, ir tai žymi supersetą. Kai į treniruotę įdedam daugiau pratimų, vaizdas gali pasidaryti truputį komplikuotas. Dėl to kiekvieną pratimą galiu suskleisti ir taip matyti paprastesnį vaizdą. Šitaip aiškiau matau eiliškumą ir noriu, tarkime, kad kojų spaudimas būtų daromas vėliau. Su rodyklėmis padėsiu pratimą į treniruotės pabaigą. Po kiekvieno pakeitimo sporto programa yra automatiškai išsaugoma. Pridėsiu dar vieną treniruotę su pavadinimu nugara, bicepsas ir presas. Šįkart žinau, kokių pratimų noriu ir panaudosiu paiešką. Joje ieškoti galima ir anglų kalba. O dabar, pabaigę sporto programą, išsiųskim ją klientui. Tam pakanka tik pasidalinti nuorodą, o ją gausiu paspaudęs ant daugtaškio, pasirinkęs nukopijuoti nuorodą. Kitame vaizdo įraše parodysiu, kaip tai atrodo klientui, kaip vyksta treniruočių pildymas ir rezultatų pasidalinimas su treneriu.